Kai viena lenktynių žvaigždė žengė pirmosius žingsnius F1 trasoje, kita tuo metu matavosi VRC automobilį. VRC automobilį išbandė daugkartinis Lietuvos ralio čempionas Saulius Girdauskas. Anglijoje jis vairavo Hyundai VRC automobilį. Hyundai lenktynių komanda jį pakvietė į šio automobilio testus. Galingoji ralio mašina buvo ką tik finišavusi pasaulio ralio čempionato etape, o ją važiavo Alisteris Makrėjus. Girdauskio automobilis padarė įspūdį nemažesnį nei oškučiui F1 bolidas. Teko išbandyti pirmą kartą VRC automobilį ir šiaip kaip sportininkas tai buvo labai nustebęs, nes tai visai kitoks automobilis, tą, ką mes naudojam savo čempionate. Ir, aišku, nesulyginamai galingesnis yra, jautresnis variklis, transmisija, automobilio pagreitis, įsibėgėjimas, stebino iš tikro automobilio dinamiką. O valdymas, aišku, kada automobilis galingas ir super profesionalaus paruošimo, tai valdyti, aišku, dar paprasčiau ir dar lengviau negu važiuojant su mums turimu šiuo metu automobiliu. Bandymai vyko specialioje trasoje ir lietuvis ten pasirodė geriausiai iš visų rytų Europos lenktynininkų. Saulius Girdauskas paklausęs, ar šis pasivažinėjimas teliks gražių prisiminimu, o gal jam pavyks juo važiuoti ir pasaulinio masto lenktynėse, atsakė. Šiandien mes, aišku, ieškom variantų, su kokiu automobiliu startuoti ir po šito testo Hyundai VRC automobiliu buvo ilgas pokalbis su MSD kompanijos, su Hyundai World Rally Team kompanijos vadovais. Ir dar mes negalim atsakyti, ar iš tiesų liks tik tai malonus prisiminimas išbandyti pasaulinio lygio automobilį, ar iš tiesų mūsų projektas pavyks ir mes galėsim startuoti su Hyundai automobiliu ar kitokiu. Artimiausi šalies ralio čempiono planai – dalyvauti pasaulio ralio čempionate Švedijos ralyje kitų metų vasario pradžioje. Kokiu automobiliu jis ten važiuos, kol kas neaišku. Savoji Mitsubishi, Hyundai ar kokios nors kitos markės mašina. Apie tai Saulius atsako trumpai. Vyksta derybos.